važiuoti kokį autobusą ar sunkvežimį, tai persisunki ir to išmetamųjų dujų, bet šiaip smagu po didelį miestą su jais lakstyti, nes tu kažkaip labai tada kitaip tą miestą išgyveni ir tas gatveles ir tą grindinį, o jis yra labai kitoks visas grindinys ir šaligatviai negu mūsų įprasti, tvarkingi, švarūs ir blizgantys Lietuvos, Vilniaus, Kauno, Merkinės šaligatvėliai, kurie yra tiesiog nenusakomai gražūs. Iš tikrųjų, transportas Indijoje yra įstabus, keliantis nuostabą. Daug ten, aišku, tokių paprastų mašinų, bet nemažai ir tokių šedevrų. Svajoju, kad nors Merkinėje irgi, kad gal turėsime tokių automobilių ir galėsime smagiai važinėti. Tai va, arba tokių irgi. Ir ten tas žmogus tai yra muliažas, jisai nėra tikras, jis irgi yra šventiko skulptūra ant stogo sėdi. Tai va, tai jie moka švęsti, tai šventėmis jie labai puošiasi ir prie viso to šventinio puošnumo visada yra kita ta pusė. Tai bus šiek tiek nuotraukų tokio socialinio realizmo, bet tas socialinis pasaulis labai akis badantis, tu jo negali nematyti, tu negali jo ignoruoti ir tas skurdas yra visur. Lietuvoje tokio nepamatysi, kad vaikai ten pliki tiesiog ant šaligatvių auga ir tiesiog taip yra, ištisos šeimos, giminės po tais tiltais gyvena ir tu nieko negali padaryti. Ir ta kastų sistema Indijoje, jinai nemėgsta tarsi apie ją kalbėti, jinai yra nesulaužoma, neišsivaduojama iš jos yra. Ir prieš važiuojant į Indiją galvojau paskaitysiu tą žymę knygą Šantaramą ir pradėjau skaityti ir ten autorius tą knygos pradžioj kelia klausimą, sako, kas per šalis, kuri leidžia savo tautai šitaip kentėti. Ir paskui kažkaip tiesiog nustojau skaityti, nes ta Šantarama prasideda tenai atvykus ir tu krenti per tas kastas ir indiško pasaulio kontrastus gilin. Čia pavyzdžiui, indiškas parkas Lietuvoje, kai parke matom tiek žmonių, tai vyksta kažkoks renginys. Jeigu tiek žmonių būna, tai sėkmingas renginys, čia tiesiog yra parke, tiek žmonių būna dažniausiai, nes jų yra labai daug. Šiaip einant gatvėmis, tai akys visą laiką raibsta nuo įvairiausių veiksmų. Kadangi pas mus Lietuvoje įprasta dėl klimato, kad viskas vyksta už uždarų durų, nes verslai ir restoranai yra patalpose, o pas juos viskas yra pusiau gatvėse. Viskas vyksta gatvėse, viskas yra labai matoma, labai atvira. Ir jų yra labai daug ir jie labai daug dirba ir gyvena tam nepritekliui ir turi dar daugiau dirbti. Ir dažniausiai jie tiesiog gyvena savo darbo vietose. O darbo vietos dažnai būna tiesiog gatvėse. Ir daug šunų, labai nenusakomai daug šunų, neįsivaizduojamai daug šunų yra. Bet jie labai draugiški miestuose ypač, nes jie gauna daug dėmesio. Jie tokie inteligentiški, labai grakštus ir gražūs šuniukai. Gatvės maistas. Čia labai teko skanauti, čia yra saldžios bulvės. Ir tiesiog kaitintos saldžios bulvės ir truputį pipirų ir žalios citrinos užpliurškia ir viskas. Ir toksai labai gyvus, netikėtas bulvės pateikimas. Tai tokių gatvės maisto pardavėjų labai gausu yra. Ir daug motociklų, labai daug motociklų. Indiški parkai, čia šiek tiek mažiau žmonių matome moteris su sariais. Tai saris toks irgi neatsiejamas indiško peizažo motyvas. Jos ten jį įsivynioja. Įsisuka, čia matome ekrano kairėje kabant sarį. Tai čia tokį ilgio ir dar ilgesni. Jos ten įsisuka, įsiveja į tuos sarius ir būna. Ir tokie parkai, ir būna eini tokių parkų ir jie dažnai džiovinasi rūbus ant tų gyvatvorių. Šitą nuotrauką nesimato, bet irgi toksai būdingas motyvas. Ir gražus tas parkas, spindintis ir iš karto yra tokia kita to parko pakraštys.
Ir visą tai yra labai šalia. Ten net paršiukas matosi per vidurį. Gaunasi kiaulė. Ir aš fotografuoju šitą sceną ir tada man pačiam nepatogu yra tenai būnant, nes aš tada jaučiuosi, kad aš kažkaip apvoginėju tų žmonių skurdą, kažkoks su maitvanais. Ir jam irgi nejauku, sako, kas čia tie baltieji turistai, ko jie čia terorizuoja. Tai ten tai karšta, tai jie purškia gatvėse kartais skysčius. Ir jie draugiški, jie mato baltai, jie mojuoja, mato baltai su fotoaparatu dar labiau mojuoja, prašo nufotografuoti, sako selfie. Tai sako, nufotografuok. Čia važiuoja kažkaip kulka prašovusi stiklą. Karvutės, tai vienas labiau prižiūrėtas, kitas labiau apleistas, visi žino indišką šventą karvutę. Tai šitą tai labai įspūdingai buvo aprengta, aš kažkaip viena tokių įspūdingiausių sutiktų karvyčių su šitom kriuklytėm dabintų, tai čia prie to purvinėlio, kur rodžiau. Viena tokia fundamentaliausių įstaigų, institucijų, Delio policija. Tai man kažkaip labai patiko jų dizainas. Tai kiekvieną kartą sutikęs stengdavausi užfiksuoti tą vizualinę artikuliaciją. Bet šiaip sako, kad jie tokia institucija, kuri humoro jausmo nemėgsta. Tai va, čia jų toks Akropolis yra. Pas mus Akropolis tai tokiam sandėly dideliam, tai pas juos viskas vėlgi yra gatvėje. Tačiau toks prabangus kvartalėlis skaitosi. Ir restoranai, kavinės, parduotuvės, galanterija, batai. Čia visai pasirodė komiška scena, kad yra knygynas ir princas Haris už proto. Ir nors karvės yra šventos, bet ten tas šventumas tai visą laiką yra toksai, anksčiau vėliau pradeda įkvestionuoti, nes tos karvės tokios kartais apleistas, ten nešvarios, daug apsaugos ginklų gatvėse nemažai gali pamatyti, kaip priklauso visi batsiuviai basi. Gatvėse dažnai galima sutikti kas kelis šimtus metrų batsiui lauke dirbantį. O čia siuvėjai, pas šitus siuvėjus siuvau tas vėliavas, tas trispalvės, kurias matėme anoje salėje, jos yra siūtos Indijoje iš indiškų medžiagų, indiškomis rankomis, tokia lietuviška vėliava. Ir barzdaskučių paslaugos. Ir tiesiog viskas yra, tu eini ir matai tą gyvenimą, tos verslus, įspūdingos blizgučių parduotuvės, tai akis tik blizga, visko nori, atrodo, viską panaudosi, viską išdabinsi, viską puoši, rūpija prie rūpijos. Tai va, čia Barboros rankoje. Šitai, ką jinai laiko rankoje, tai mes matėm ant benzino pjūklo anoj salėje. O čia yra dažo tekstilė. Šitas žmogus. Tai tokia jo yra tekstilės dažymo įmonė. Ir visas jo verslas yra tiesiog šita patalpa. Ir tas begalinės turgavietės kartais baigėsi ir gali užtikti vieną kitą tokią senesnės, įdomesnės architektūros apraišką. Bet jų naujajame Delyje tai nėra daug, yra tokie parkeliai ir tiesiog vienas kitas toksai esantis kažkoks gynybinis ar pamaldoms skirtas pastatas. Dirba visi ir sunkiai matome moteris štai maišo cementą. Šiandien nuotrauka man visai žavi, nes ant jų smėlio krūvos yra įsitaisęs kažkoks tai vyras ir jis tiesiog nieko nedaro, jis tiesiog nesėdi. Tai ten būna kartais eini ir tokių keistų situacijų, nes ten ta viešoji erdvė yra tokia nekontroliuojama ir nesupaisoma. Visi visur būna nesuprasi, kur koja, kur ranka. Tai vėliau tokių nuotraukų bus daugiau. Čia matome kokia tai šventykla, prie jos irgi vyksta kažkoks gyvenimas. Ten apačioje kairiai moteris pešioja velę. Tiesiog kiekvieną dieną užsidėjusi ant rankos žvangaliuką,
pešioja tą veją ir toksai garsas, tu esi ten už kelių šimtų metrų, bet girdi tą tokį, tos zinzilin ir tas žolės rūkšnojimas. Ir tas garsovaizdis toks įstabus, labai įspūdingas Indijos miestų ir kaimų garsovaizdis. Merkinėje mes turime bažnyčios varpą, klebono balsą, automobilius, vieną kitą kartais paukščio klyksmą išgirstume, dar kažką, bet tokių žvangėjimų, šauksmų, maldų, mantrų, giesmių, dainų, tokia nesibaigiančių, nuolatos kažkokią klusimą kurstančio momento, tai ten nesibaigiantis. Tai čia jinai prisipeša tos vėjos ir kažkur nešasi. Ir nežinau, kur čia papūgėlių kažkoks jų varnėnas. Čia nešasi laikraštį paskui. Čia matosi, kad yra mieste, kad jisai ne dykumoje skrenda, o iš didelio. Tai iš tų didelių plėšrių paukščių, tai daug labai irgi yra. Ir jie tokia man toks Indijos neatsiejamas irgi dangaus gamtos momentas. Ir pas mus pamatyti kokį ten paukštvanagį, ar vanagą, ar erelį, tai įvykis atrodo. O šitų daug, jie ten po 100 skraido, jie pakyla, didžiuliai ir užtemdo ten ir grėsmingas, ir įspūdingas motyvas to pačiu metu. Čia tokia šiaip egzistencinė scena, kaip kažkas nešasi maiše, laiko maiše veją, o kažkas laiko maiše automobilį. Tai va, čia vėl tos šventyklos. Tai va, ta senoji architektūros šiek tiek mūro, o ten tolumoje tai tokios labiau dabartinės šventyklos. Tai pas juos nėra tokio dalyko praktiškai, kaip kokiam mieste, kaip pas mus ten, miesto senamiestis. Yra ten šiek tiek, bet daugiau vis tokia pigi, biedna, skurdi architektūra, paremti atrodo tie betono blokai, vos laiko vieni kitus. Aišku, šiuolaikinės taip brangios architektūros, bet va, to kičo, tokio, kaip tam tolumoje matoma, tokia disneylandiška šventyklėlė, tai irgi yra gausu, bet jis to pačiu žavus, nes jie, šita jau tokia yra jau kičo nebepavadinsi, jinai tokia jau kažkokia tai išlieta, kažkokio akmens cemento šventyklėlė. Tai va, pas juos muzikavimo tradicija yra 1000 metų vystyta ir jiems mūsų muzikinė kultūra yra tokia pat tolima ir smalsumą kelianti kaip ir mums jų. Tai pavyzdžiui, jų roko grupės groja atsisėdusios. Tai va, čia mes ruošiamės jau, mes turėjom projektą su ambasada ir ėjom tam mėnesį, galvojom, kaip čia reikės išburti dabar Čiurlionį mums, nes Čiurlionio metai artėja ir reikėjo pristatyti Indijos visuomeniai, čia grįžim tą Čiurlionį ir ten dirbom su jų kuratoriais, toje prestižiniai vietoj ir ten dėstam savo mintis, ten, darysim taip, darysim anaip, jie išklauso ir visada pasako, ne. Nėra labai paprastas dirbti tikrai. O čia matome, galbūt galime rasti kažką panašaus šiek tiek su natiurmortu vienoje salėje. Aš nepamenu šitos deivės vardo, bet neša žmonės galybės. Kas vyko čia? Čia jinai buvo muzikos ir kultūros kažkokia tai deivė ir minėjo jos dieną ir visi susirenka jai kažką pagroti ir jai padovanoti, kad tie metai būtų kūrybingi. Tai čia buvo mano kolegės čelistės namuose ir jie turi įsirengę tokį altorėlį
ir tiesiog mus pakvietė. Ir buvo daug žmonių susirinkę ir jie visi grojo, pakaitomis visi, ką nors turėjo sugroti šitai deivei. Tai Barbora sugrojo Bachą su savo smuiku ir tai buvo irgi surrealu. O šita moteris, jinai yra įžymybė Indijoje, jinai atvykusi iš Europos, jinai gyvena daug metų ir išvysčiusi su violončele tokį labai specifinį, įspūdingą, indišką grojimą. Tai kai yra ieškoma santykio kažkokio tai glaudaus tarp Indijos ir vakarų pasaulio, tai jinai dažnai būna tas menininkas šiuolaikinis, kuris tą ryšį kažkaip yra savo instrumentų išvystęs. Tai būtent galime šiek tiek paklausyti. O ten tas zvimbimas toksai, tai yra indiška tambora. Man atrodo, čia groja elektroninis instrumentas. Aš kad nors irgi nusipirksiu tokį. Ten jisai taip banguoja gražiai ir taip, kaip jie sako, apvalo erdves. Tai jie taip susirenka, groja šitai deivei. Tai čia toks privatus namai, tiesiog kampelis, toks be galo puošnus, o kitur plytelės, kaip čia kambariai, tų dviejų muzikantų poros namai. Ir kartais švenčia taip jaukiai. Paskui tos vaisius ir gerybės skanauja, ragauja. Ir buvo įspūdingas momentas, čia nata. Na ir taip visi kartu plaukia su ta muzika. Labas vakaras, užeikite, užeikite, prašome. Ir ta ceremonija, čia dar jų sitarą kažkokia labai sena. Dar kitaip vadinasi, bet nesitarė. Nepilnai, nebūra. Kaip ta sitarą sena, nevadinasi. Taip ir sitarą, man padar vadinai. Čia yra bosinis sitaras. Tai yra labai... Nes jų yra įvairių dydžių. Ir jisai, tas muzikantas yra vienas apskritai profesionaliausių ir populiariausių Indijoje. Ir jam tą sitarą, aš prisimenu, padovanojo tai kažkokia tai žymybė, tai žodžiu, toksai aktorius ar koks ten buvo. Tai šita muzikantų pora, jie tokie žvaigždės su savo instrumentais, tai visi svečiai susirinkę, mums buvo toks irgi įdomus kultūrinis momentas, išeidami iš šito pasisėdėjimo, jiems bučiavo kojas, arba lietė kojas. Mums sakė, jūs gali, sako, nedaryti. Bet toks irgi buvo įdomus momentas, tai pasimėgėm šiek tiek. Tas kultūrinis toks nuolankumas pas juos yra labai būdingas ir giliai įsišaknės. Ir vėlgi čia matyt, galbūt, aš nežinau, ar čia tas kastų motyvas reikšmingas štai. Tai va. Ir taip pagrojo visi. Ir tada šeimininkas tų namų dar paėmė tokią kriauklę ir ją papūtė tą kriauklę ir ta kriauklė užgrojo tokią gražią natą. Ir mes klausėm, ar čia irgi yra gili indiška tradicija tame. Ir jie sako, ne, čia draugai atsiuntė iš Meksikos, bet irgi gerai apvalo erdvę. Tai tas yra gražu, kad jie yra labai atviri naujovėms ir įtraukus. Ir ten
sutikom tokią ukrainietę, tai jinai juokavo, sako, jeigu pasakytumėt jiems apie Jėzų, tai jie sakytų, Jėzus, o Jėzus, taigi vienas iš mūsų. Tai va, tai tokie jie yra. O čia mes toliau ruošiamės projektui ir ieškom būdų, kaip išburti Čiurlionį, neturint jo paveikslų. Tai galvojame pasitelkti pop meną ir ieškojame, kaip sukurti šou. Tai galvojame, kad ambasadorė turi renginį įvažiuoti tuktuku, autorikšą. Tai mes užtrukome irgi, kol gavome tam tinkamą transporto priemonę. O čia yra irgi toks įprastas jų socialinio pasaulio momentas, tai gatvėse žmonės nuolatos prašantis išmaldos. Tai tie vaikai prilimpa prie stiklo ir beldžiasi į tą langą. Arba jeigu tu ne taksi automobilį, o autorikšoje, tai ateina, padeda tau ant kelių rankas ir laukia. Tai va, ir tu nieko negali daryti, nes tu gali kartais duoti ten tų smulkių pinigų, bet negali jų dalinti visą laiką, nes tai irgi yra. Aš įsiterpsiu, kad Algimantas visą laiką davė. Netiesa. Iškaulydavo. Aš turiu prisipažinti, kad, tu gali jaustis dvasingas turistas kaip nori, bet vis tiek esi jam tik tai turistas, kuris greičiausiai vis tiek anksčiau vėliau pasipurtys. Tai jie tą žino ir jie labai atkakliai bando tave visą laiką papurtyti. Tai va, tai čia mes atvykome į senąjį Delį. Čia yra tokia didžiulė mečetė ir čia jau toks šiek tiek kitokia konfesija, negu tas aukojimas, kur buvom prieš tai. Irgi turgus. Turgus yra nesibaigiantis jų gyvenimo momentas. Tu eini visą laiką gatvėse ir tau nuolatos kas nors bando ką nors parduoti. Bet ką, nesvarbu ką. Paslaugas, daiktą, vaisių, kažką. Tai va, ir mes čia ėjom šitą mečetę ir daug žmonių plūsta. Aš manau, kad tai buvo gal viena tokia nejaukesnių akimirkų būti šitoje mečetėje. Gali būti, kad ir dėl šito vyro, kuris tarp durų stovėjo ir visur rėkė ir su lazda daužė į tą skardą. Ir tokiu būdu tarsi kontroliavo srautą, galbūt rodė jiems teiktą Dievo galią. Bet iš karto tu įeini į šventyklą, suprasdamas, kad jei gausi į kuprą, tai jau taip žinau, kad tau taip lemta. Tai va, iš karto paslaugas visi siūlo, čia Barborą matome perrengę jau, paskui sako, mokėk. Daug kartų, mes paskui iš čia išeidinėjom ir mes basas tu gali eiti iki šventyklą. Tai mes nusiaunam batus ir mūsų batus iš karto užkelia ant lentynos ir paskui mes sakom, mes norim pasiimti savo batus ir sakom, kadangi jie gulėjo ant lentynos, tai jūs mokėsit dvigubai brangiau. Tai va, ir jie labai mėgsta fotografuotis. Baltieji jiems yra didelė egzotika, ten visi vadina mus ten Hollywoodo kino aktorių vardais ir prašo foto. Bet įkyriai, dažnai ta prasme, jie taip įsijaučia ir tada pradeda tempti už rankos, tempti už peties ir tu tada jautiesi kaip Barbora, čia matosi, kad tas fotosesijos gali gniuždyti irgi. Tai va, čia tie jų plėšrūnai pakyla, tai toks mane neatsiejamas indiško peizažo motyvas, tai šitų paukščių tokie spiečiai. O ten tolumoje mato tas garsusis jų raudonasis fortas, tokia istorinė žinybė. Tai va, ir turguose gerybės, čia matosi jau tokie vaikai iš labai pasiturinančių šeimų, nes jie man į mokyklą eina. Nes šiaip, įdomu, kad jeigu tu gimei gatvėje, tai tu gatvėje ir mirsi, kad tavęs nelaukia nei sveikatos sistema, nei švietimo sistema,
ir greičiausiai pasitvirtins ta biblinė tiesa, kad kas turi, tam bus pridėta, kas neturi, iš to bus atimta ir tu tiesiog supūsi toje gatvėje. Tai va, čia mažas jaunasis verslininkas. Tai va. Eismas beprotiškas. Tu eini ir tik žiūrėk, kad tavęs nepartrenktų. Bet jie tame gyvena, jie sugeba lėkdami tais tuktukais ten dideliu greičiu, manevruodami štai pozuoti ir mojuoti. Ir viskas gerai, tas greitis yra norma, tas purvas irgi čia irgi tokia, to realizmo, tokia, kur atrodo tokia, nešvari vieta, bet vyrai štai tarp mašinos ir kažkokio tai kampo atsisukę į tą mečetę ir meldžiasi. Taip, tai senasis Delis toks tirštas tankus skruzdėlynas, kur žmonės ir rėkiauja, ir miega, ir guli tose gatvėse. Štai matome, ten tiesiog gatvės vidury milijonieriai ilsisi. Ir aišku, foto draugiški, viskas gerai, vyrukai, tai va, gyvena. Ir jo, tai va, kur net nepagalvotum, kad gali taip būti, kad tas šaligatvis gali būti kažkam gyvenamoji zona. Ir jie ten praleidžia visą tą gyvenimą savo tokiam tokiose gatvelėse. Ten uždirba 2 litus per dieną ar savaitę ir kažkaip gyvena. Mačiau sėkmingas verslininkas, su diržu ir su viskuo. Tai va, ir tas senasis Delis, o kairėje ta siena, tokia geltona matosi apšiurusi, tai visas tokio estetikų yra, kaip pas mus į senamiestį einam pasigrožėti, ten to persikinę, gražią, išpudrintą architektūrą, tai čia mes einam patyrinėti štai to kažko tokio labai priešingo. Tai va, ir visi nuolatos siūlo paslaugas. Kai neturiu pinigų, tai yra bankomatas, visi greitai parodė, kur yra bankomatas. Čia ir tos gatvelės, tai beprotiškai yra tie elektros išvedžiojimas, yra tikrai stebuklingas ir žada atimantis momentas, kur, sako, elektrikai ten niekam nevadovauja ir dažnai linkę nerizikuoti savo gyvybėmis, nieko neina narplioti, nes ten mes laidai kabeliai vieniem kitų, sumesti, apačioj drambliukas pastatytas, saugo, viskas veikia, viskas gerai. Tai va, tai tokie begaliniai mazgai, kur irgi Lietuvoje yra neįsivaizduojama. Tai tu ten eini ir tu negali būti tikras dėl savo gyvybės ir matai, nes sproginėja. Pirmas dalykas, kas buvo mūsų susitikimas su Indija, buvo kai Stambulė jau persėdom į indiškas avialinijas ir lėktuvui pradėjus važiuoti, lėktuvo sparne kažkoks kibirkštis matome, per visą saloną žalia šviesa, nulėkė ir, sveiki atvykę į Indiją maždaug. Ir daskridom su to lėktuvu tenai. Tai va, ir paskui prie to pripranti, kad viską laiko trampliukas. Iš tikrųjų, skulptūrėlė. O jų šventųjų pasaulis tai yra įspūdingas. Čia matėm kažkokią didelę užmintą žiurkę prie kažkokio tai maisto kiosko. Net neabejoju, kad jinai vėliau buvo panaudota, parduota. Va. Štai iškaba man pasirodė labai didelį. Tai va, ir vyksta tas senojo Delio gyvenimas ir tu net negali ten, ne pusės sekundės savo mintyse išbūti, nes tave kas nors atsitrems. Šaligatviai, tu turi žiūrėti, kur koją pastatyti visą laiką, kas nors ten šluoja, guli, pardavinėja, ridena. Viskas vyksta. Iš tų vėliavų, čia iš tos serijos
kur matėme atsivežtą. O, čia yra toks jau puikus desertas su migdolais, pieno pagrindo ir cinamono. Ir mes Europoje naudojam plastikinius vienkartinius indus, jie naudoja molinius, nedegto molio. Tai čia irgi matome tokius. Tai jos, jeigu verslininkas sau gali leisti, tai paprastai juos iš karto meta lauk. Na, o kiti turbūt naudoja daugybę kartų, kol subyra. Tai va, čia žiedų, daug žiedų, beprotiškai daug žiedų per visur. Čia viena iš nedaugelio tokių realistiškų, mums labiau įprastų skulptūrų. Matome, tai tokių labai vienetai. Pas mus gatvėse toks tarsi labiau natūralus, įprastas motyvas. Tai pas juos daugiau tokio kičo būna, bet jau kaip puošia jie, kad ir kokie nors pastatai, tai jau puošia kaip reikia. Tai va, turgus nesibaigiantis turgus. Ir ten fone banguoja elektros išvedžiojimai. Ir jie čia prekiauja. Čia mes ką tik užėjome į prieskonių turgų, matome Barborą čiaudą. Tai čia jie visi čiauda. Įeinam į bromą ir ten toks senojo Belio prieskonių portalas, sėdė visi daug čiaudavo. Ir per gyvenime negali išsiauginti to imuniteto nuo čiaudėjimo. Tai va, ir visi tave kalbina, kad pirktum. Šitą man pasirodė žavi nuotrauka, kaip ten portretai kabo ir jis irgi laukia savoje. Čia yra irgi turgus, irgi veiksmas. Čia mes ėjom per tą turgų, kur jau taip net nejauku, atrodo, kas vyksta. Kvapai labai stiprus, aišku. Pirmas dalykas, nusileidus į naujam Delį, tai kvapas buvo smogo. O paskui giliau į tankesnės gatves, tai tie kvapai tokias žmogiško skysčio, toks kaip prakaito, kitų išskirų kvapai, tai tokie irgi labai intensyvus. Tarptų visų žiedlapių ir smilkalų. Ir to galvoju, ką ten tie vyrai daro tam mėšlyne, tai jie skutasi. Vienas vyras skuta kitą. Ir tai galvoju, kodėl jie pasirinko tokią vietą. Pasirinko. Ir tai yra, jie tiesiog gyvena. Tai va, vėl tie nesibaigiantys laidai. Ten plevėsuoja viduryje nuotraukas su baltųjų porelė, kažkokia gimnastinės treniruoklių paslaugas siūlo. Vis tiek baltasis turi jisai ten tą savo kažkokį kitokį vaidmenį, taip jau yra, tos pirštinės, tas maišas ir čia irgi srautas toksai žmonių, bet visi lekia kažkur, visi su savo darbais, su savo pasauliu. Čia mes išsinuomavom rikšą. Tai vyras su dviračiu mus veža. O čia matome toliau, kas prekiauja, kas tiesiog guli šalia. Čia surreali nuotrauka, tos šakutės dydis buvo pribloškiantis, tas mažas vaikėzas šalia. Ir pas mus įprasta, yra tokia Lietuvoje ar Europoje, galbūt kartais skiriasi kažkokie standartai, kad ten viena amžiaus grupė labiau dirba tose aptarnavimo srityse, kita amžiaus grupė dirba tose aptarnavimo srityse. Ten būna ateini į kokią nors parduotuvę ir sakai, man reikia to ir to, ir sako, palauk, to pakviesiu viršininką, ir pakviečia viršininką ir ateina 9 metų nors vaikas ir sako, kuo galiu jums padėti. Tai va, tai tas irgi vienas iš tų stebinančių momentų. Tai va, tos vėliavytės, tos oranžinės ten plevėsuoja. Tokie šaligatviai ir visą laiką eini, žiūri, kur ta koja pasidė. Bet karts nuo karto atsiranda tokių architektūros, tam architektūriniam nežinau, neapibrėžtume ir tokių štai stebuklingų kažkokių momentų, kaip tos arkos, tokie užšachrazavimai prasideda. Tai va, čia mes
keliavom per galerijas, ieškojom reikalų, sutikom lietuvių nemažai iš meno pasaulio ir kitų sričių. Vis tiek ambasada toksai bendruomenės sutraukiantis momentas. Čia vyrukai žaidė kroketą ar kriketą, išmaišau. Ir pamatė, kad fotografuojam, tai jau atvaro jau draugauti iš karto. Jie mėgsta pozuoti, bet paskui prašo keistis kontaktais ir kad atsiųstum jam tą nuotrauką. Tai aš paskui pavargau, tai sakau $10. Nes jie irgi už viską ima pinigus. Čia irgi toks standartinis vaizdas. Čia tiltų dydžiai yra beprotiški, ten tie viadukai, kai prasideda, tai ten kilometrus tęsiasi. Bet ten naujam Deliui 30 milijonų gyventojų. Štai Indijoje apie 2 milijardus. Tai čia yra daugiau nei dvigubai daugiau nei Europoje. Ir tikrai nėra pas juos, kad vien tas skurdas, aš čia daug skurdo valgau, nes jo gatvėse tiesiog labai daug, o mes daug gatvėse keliavom, tyrinėdami tą aplinką. O čia aš tapybą užsiminėjau, tapiau parodą. Jo, tai tas skurdas ir neskurdas, jie ten labai arti. Tai kas telpa, kiek scenarijų gali tilpti, 2 milijardų žmonių populiacija, tai kiek scenarijų ten ir yra. Tai pas juos, kas gali egzistuoti tarp gatvėje gangrenuojančių žmonių ir skrydžių į kosmosą, tai jie visą tą turi. Ir visą tai sugyvena toje vienoje šalyje. Čia irgi pastolino pasirodė, kaip tie laidai vis taip klinki. Vilnelė. Pas šitą pirkau medžiagas. Vienas iš tų prekėjų, tas trispalvės siūdamas. Ir jie labai svetingai, jeigu antrą kartą užeini į parduotuvę, arba kad ir pirmą, tai visi vaišina tave kavytę arba arbatėlę. Tai tu ten, kol praeini turgų, tai tu ten išgeri 6-10 puodelių arbatos ar kavos. Tai visada užeini, sėsk, sit, my friend. Good price, on good for you. Visi siūlo gerą kainą, tik tavo, pačią geriausią, tik dabar. Bet yra tas miestai pilni žmonių, pilni gyvybės, bet toks ir tuo pačiu tarsi kažkas apokaliptinio tarsi vyksta. Kai pamatai tokius vaizdus, ten tas šaligatvis išmaltas, tos ožkos, karvės, vištos, už posūkio mados kvartalas iš karto, kurie prikelė prabangiausiam medžiagom. Šitie elektros stulpai, o čia siūna trispalvė. Šitas vyras pasiūlė mums tas geriausia. Tai va. Čia šita nuotraukai kliūtis yra iš pietų Indijos, Goa. Jo, čia mes atsidūrėme pietuose ir ten tokių daug šventiklėlių matosi, jos tokios irgi, gan saldžios, tokios spalvingos, žalios, iš tikrųjų, palmės šakom pakaišytos. Tai va, tai ir statomas jos toliau yra nuolat naujos. Tai čia tokiam kaimelį buvom apsistoję, tai čia autobusų stotelė yra. Šiaip įlipti į autobusą, tai irgi kaip ir vėl į tokį mikrokosmosą įsėdi, iš karto muzikytė, lekia, skrieja, tai vairuotojai. Bet jeigu iškrisi iš autobuso, tai pats kaltas. Jeigu baltasis iškris, tai sustos, greičiausiai. Bet jeigu ten... Pasiimti pinigų. Pavyzdžiui, taip. Bet yra tas, kad žmogaus gyvybė gal ten nėra prioritetas. Jeigu autobusas, ten didžiulį autobusą, didesnį negu pas mus, jeigu jisai sumala tau kapotą automobilio sparną, tai tikrai nesitikėk, kad jis sustos ir jis atsiprašinė, sapną važiuos toliau. Ir tu esi pats kaltas, kad pastatė mašiną. Tai va. Oi. Čia musulmonai protestuoja, matosi, net visai spalvoti
traukiniai, traukiniai irgi įstabus momentas, šiek tiek palikau Barborą repetuoti su orkestru ir išvykau į Varanasį. Iš pietų galvojau važiuosiu su traukiniu. Buvau pasiryžęs važiuoti 2 paras. Sako, 3 paras važiuoja traukiniais. Sako, primiktinai tau nerekomenduoju jau važiuoti. Kažkiek teko važiuoti vis tiek traukinuku. Tai yra tokia irgi pasaulis vyksta, gyvenimas verda, ventiliatoriai veikia. Čia aš atvykęs į kažkokį miestelį, visi draugiški, sveikinasi, spalvos, ne prabanga, bet verslai klesti ir vėl šeimos gyvena tiesiog po tom visom ryškiam spalvom. Jo, daug, tokios skulptūros. O čia tokie prastesni indiško meno kanonas. Šiukšlynai, tai čia irgi toksai įprastas dalykas, kur tiesiog visą laiką tai yra aplinkui. Šitas fainas. Tai Bengalūras, toks studentų miestas, čia toks barų kupinas rajonėlis. O čia mes atsidūrėme Varanasėje, į jį tikrai nukeliausime. Čia šiek tiek pasimaišė tų vaizdų. Čia mes dabar esame Džaipūre. Jis toks galingi tvirtinimai, galinga tvirtovė, irgi toks tarp turistų populiarus, mėgiamas šachrazadinis toksai miestas. Tai va čia tie drambliukai eina. Ir eina irgi, kai jie praeina, lieka mėšlas jų. Tai jis toks irgi, jis labai kvepiantis, toks yra labai švarus. Tai aš galėsiu parodyti tokių užrašų knygučių daryti, iš dramblių mėšlo daryti. Tai va, čia jų tokie irgi architektūriniai gražybės su tais veidrodėliais dabinto sultono kokie tai apartamentai. Tai va, čia langeliai, pro kuriuos sultono žmonės galėdavo žiūrėti, bet čia niekas nematydavo. Čia irgi atrodo ilgainiui, gatvėje vyksta veiksmas, pradedi fotografuoti, iš karto, fotografuoji, mokėk pinigus. Jo, čia yra Džaipūro tvirtovė, tai yra Paukinės sienos didžiausias toksai tvirtinimas, begalinius kilometrus besivyniojanti gynybinė siena. Ir tas Džaipūras visas yra tokios spalvos, sako rožinis, bet iš tikrųjų ne rožinis, jis toks molio daugiau dažyta. Tai čia vienas valdovas prieš kitą gražinasi, kažkada įsakė miestą dažyti. Mes pietų Europą matom baltus tokius miestelius, tai šitas yra tokios spalvos. Bet iš esmės viskas yra vėl pastatyta ant prekybos, turgus ir darbas, jo tas darbas štai. Visus karštis moteris neša vėl cementą ant galvos. Šitie policijos stendai man kažkaip keldavo tokį estetinį malonų pasigėrėjimą dėl tos geltonos spalvos, tas Delio policija, toks man kažkaip labai egzotiškas motyvas buvo. Šitie jie truputį apdulkėję matosi, bet kai jie nauji ir spindintys, tai toks labai geras meno atributas. Ten matome, kaip vestuvės vyksta, tai tas ružavai baltas, ružavai balti padabinimai, kaip ir pas mus čia kultūros centre. O karvutė, kai eina per kelią, tai niekas jos nestabdys ir pats galiausiai pradedi eiti kaip karvutė, nes kas yra taisyklės eismo, kad tu turi, jeigu dairysies, tu ir neperėsi tos gatvės, tu turi tiesiog eiti per gatvę. Jeigu lauksi, tai ten negalioja tas europietiškas mandagumas. Čia kažkoks senas fotoaparatas. Tas vėlus fotografavo. Va, o čia tokia žymybė architektūrinė, sultono žmonių rūmai, bet aš kažkaip per daug tų atvirukų nefotografavau. Man labai įdomu buvo tas socialinis jų realizmas kažkaip. Jisai, kadangi visą laiką taip šokia
tokiam palaikydavo, tai ir kyla tas fotoaparatas fotografuoti. O šoka, tai atrodo, jau viską matėjai, jau tenai, jau šakėsi, tavęs jie nebenustebins ir ten užžymiai McDonald's ir kūrena laužą tiesiog McDonald's, ten plytelė. Dūmas trūksta produs. Ir negali patikėti. Tai va, čia gal yra šventykla, bet matome, tolumoje yra alternatyvi gale, tai Delio policija pasistatė tokį, būtų aišku, kas iš tikrųjų yra valdžioje. Tai va, čia yra jų vidaus reikalų ministerija, tai toksai grandė pastatas, observatorijos, įspūdingos jų yra žvaigždžių judėjimo ir dangaus kūnų stebėjimo, išvystyti tokie konstruktai. O, vėl tas Delio policija. Tai galvojom, kaip čia tą čiurlionį reikės išburti, tai buvo mintis, kad, buvo aišku, kad Barbora gros čiurlionį su ta maestro Saskija, kuri šiek tiek prieš tai girdėjome violončelės. Tai galvojom, kaip pabrėžti tą čiurlionio jautrumą, nes daug tos lyrikos, ta lyrika kartais ištirpsta tarp tų žiedų visų aplinkų, nes žydai viskas. Galvom, reikia prieš pastatydinimo, tai aš siūliau, kad reikia ant scenos užtempti šitų policijos stendų. Tai kažkaip patiko ambasadai šitą mintis, kad tas pop meno atributas turėtų egzistuoti. Bet kažkaip papsėjome, paskui išsisukome tiesiog tik tai su tom rikšom. Bet liko panaudoti vis tiek vizualiniai kalboj šitie Delio policijos stendai. Atsirado jas vėliau Čiurlionio ir Rabindranato Tagorės parašai. O čia jų Indijos arka. Tai būna kartais kažkokių momentų, kai tu pamatai kažkokį objektą, kuris tikrai pasakoja tau apie tos Indijos dydį. Jinai yra labai didelė. Ir ta arka yra labai didelė. Ir jų plotai, infrastruktūros, teritorijos yra milžiniškos. Ir kartais tu eini per tą naują miestą ir pro kokią nors tvorą pamatai senąjį miestą. Ir tada irgi pagalvoji apie tą Radžų didybę. Delio policija. Tai va, eismo juostos, tuktukai, zuja, dirba. Ir daug žalumos. Ta prasme, iš tikrųjų, kaip mes sakom, Vilnius ir Kaunas yra žali, tai, ne. Ne, gerai. Šitie miestai yra žali, nes, ta prasme, visur yra... Tu visą laiką esi pavėsė. Visą laiką esi pavėsė. Kelius metus. Žalumos pavėsė. Tai va. Ir gyvūnėlių daug. Švilnėjai. O, čia taip plėšrūnėjai. Ir aišku, tas politinis toksai momentas, tai čia ką tik kažkoks sugriautas yra kažkokia islamo šventykla ir kažkokia gyvenvietėlė, ir čia toliau matome gyvena žmonės savo sugriautam kvartale. Čia iš tos serijos, jeigu kas turi, tam bus pridėta, kas neturi, iš to bus atimta. Čia tokia labai iliustracija. Tai šitie vaizdai, tai jie tave lydi irgi gatvėse vis laik. Čia jau sėkmingas verslininkas, galima sakyti, iš Megztinio rašto ir iš Oskaro kelnių. Tai va, čia toks, tarsi mums atrodo įprastas indiškas vaizdas, bet nėra, kad labai daug to matytum keliaudamas. Ir kaip žinia, jie kremuojasi, jie nelaidoja žmonių, bet kai laidoja, tai vienas kapas yra ten merkinės dydžio. Tai va, kokią nors princesę palaido. O, čia siuvyklos, siuvomis maškinos, panašios. Va, čia jų šaligatviai tokie, kur tu eini šaligatvį ir pradedi galvoti, wow, bet kokie geri šaligatviai Lietuvoje. Nes tu turi visą laiką bėginėti, laviruoti tokiais štai kampais.
Ir tiek arklys, tiek motociklas, tiek šuo, tiek ožka, visi yra eisme, viskas vyksta. Yra spaustuvė, šitas malonus ponas, karpo vizitinės kortelės. Sąvartynai. Tose šiukšlynuose tai viskas eina, ne tik plastmasiniai buteliai, bet ir šventieji jų atsiduria. O visur šventieji. Pas mus, jeigu mes naudojam, pas mus Kristaus figūra yra kraujuojanti ant kryžiaus, tai pas juos yra vietoj Kristaus skraidanti beždžionėlė su dviem mangais rankose, kuri yra samdomas žudikas. Tai tokia, įspūdinga distancija tarp tų religijų yra. Ir pas juos yra gyvai, yra save kūrinti nuolat. Jie pasakoja, jie toliau, jų šventieji yra superherojai. Pas mus irgi tam tikra prasme. Bet jie jas iliustruoja, jie piešia juos ant sienų, jie juos tiražuoja scenose, situacijose, kur jie demonstruoja savo akivaizdžias supergalias. Čia toks transporto gyvenime toks nėra, kad labai glūmintų toks vaizdinys, pripranti. Labai vyrukai tiesiog eisme nešasi variklį, bet kai jų tiek daug, tai tiesiog viskas ir vyksta, visi scenarijai. Šitą nuotrauką irgi. Taip, būdamas tokiam naujam dėliui, tu supranti, kad tas važiuoji su vienokiu didelio miesto įsivaizdavimu, paskui supranti, kad didelis miestas, tai jisai tiesiog talpina savyje ir tą kaimą kažko. Kad tas kaimas natūraliai gyvena tame didžiuliame plote taip pat. Čia vyrukai joja ant savo siliukų kažkaip. Jo, turgus turgeliai. Kitą kartą net nesuprasi, kaip atsidursi netikėtai šventykloje. Mes norėjom užeiti į parką ir mes tik esam begaliniai eilėjai ir mus vedasi į šitą modernų lotusą. Tai mes pabuvom lotuse. Neužsibuvom, išbėgom ir čia vėl vyksta prekyba. Ir aš fotografuoju ir kartais matau, kad žmonės mane šniruoja. Ko tu čia, aš baltas turistė, žinai, duok mums ramiai gyventi, kaip mes norim gyventi. Tai kažkaip tada stengiasi taip, vis tiek gerbti tą jų pasaulį. Nors kartais tu atrodo, kad jie patys tarsi taip gyvendami, kas ta savigarba, kodėl jie, nežinai, kodėl jie šlapinasi ant kiekvieno kampo, kodėl čia taip purvina. Bet vis tiek tai yra, jie kaip nori taip jie gyvena. Tarsi, kaip tas išvada galėtų prieiti. Ačiū tie vaikai, jie kartais pribėga ir tau ką nors nupaišo ant galvos ir tada tu turi susimokėti, tai kad mes nebėgam. Tai va, čia man patiko, kaip šitas motociklo žibintas papuoštas. O tada mes dar valanda prabėgo, bet aš dar norėčiau vis truputį pamėginti 15 minučių ir nusigaukime kartu į Varanasį. Čia dar Aberdelio policijos šitaip stendai, man, kaip sakau, jie labai gražu. Tai va, čia blizgučių, tos parduotuvės, begalinės, pareigūnai, pavėsija, ilsisi. Čia kažkokiam privačiam sodė, irgi tokia nedažnai matoma skulptūra, tai tokio tipo, tai nusifotografavau. O čia mes atsidūrėme prie Gango, kur geriau europiečiams piršto, sako, nekišti, bet indai per tuos 1000 metų jie turi viduje visus reikalingus fermentus ir jie gali maudytis tame pačiame vandenyje, kur jie laidoja savo artimuosius ir kuris šiaip yra labai nešvarus. Jo, tai dabar bus ta dalis, kur bus daug mirties, iš tikrųjų. Man asmeniškai tai yra įdomiausia dalis, galbūt. Ir aš kažkaip žūtbūt norėjau tenai nuvykti ir sakiau savo, jeigu aš nulėksiu iki Varanasio, tai būsiu net pabuvęs. Bet jinai bet kuriuo atveju prikrauna, pripildo tave. Tai va, čia matome ir gaidį, ir pelenus, ir kūną. Tai čia toks būdingas jų laidojimo yra motyvas susukti juos į tą oranžinę ryškę maršką, tais gvazdikais padabinti.
ir jie neša juos prie Gango ir panardina į Gangą, nes Gangas tai yra motinos įsčios skaitosi ir jie, kai miršta, tai jie sugrįžta atgal. Bet kodėl tas Gangas, tokia pribloškintis toks motyvas, kadangi pas juos yra reinkarnacija, tikėjime, tai jie nori, didžiausias dalykas yra sudegti, kremuotis prie Gango, nes tada tu nebeatgimsi. Ir tu užbaigsi savo karmos ciklą ir keliausi tiesiai į nirvaną. Čia toks įdomus momentas yra. Tai va, o paskui jie ten susidegina ir vis tiek ne viskas sudega. Tai yra keli scenarijai, kas liečia likusias palaikų dalis. Arba ten jos ten ir kanibalizmo šiek tiek yra, arba meta į Gangą skandina likučius kūnus, arba šunys suėda. Tai va, ir jie maudas tam pačiame šeimomis važiuoja. Kartais ten Varanasi būdavo jauties Palangoje ar Šventojoje ar Nidoj. Tik kad daug visur pelenai ten aplinkui. O čia tie šventieji, tokie kaip iš komiksų nusileidė. Ir ta Gango pakrantė tokia ilga, tokia begalinė. O kitam krante šitas miražas su kupranugariais. Ten sako truputį vanduo švaresnį. Tai ten irgi maudas. Ir čia iš nuo kranto ta statytoji žymioji su indiškom svastikėlėm, visokiais užrašais ir garsynas ten beprotiškas. 5 ryto taip valtyje sėdžiu su savo ten naujais draugais. Ten draugų susirasti 1-2, tik mokėk pinigus. Tai va, ir taip iš kranto kito girdžiu atsklinda koks isteriškas toks juokas. Raganiškas, šėtoniškas ir klausiu ir kliniko, kas čia vyksta. Sako, čia viskas, mantra, tokios apėgos. Tai ten meldžiasi jie, visai jie meldžiasi, bet galiausiai vis tiek viskas baigėsi to, kad ožkos sugrauž paskutinius tavo gyvenimo žaidelius. Tai va. Ir ten kažkaip taip betarpiškai sugyvena jie su ta mirtim, toks mirties Disneylandas, toks, kur irgi paskui pradedi, nežinai, kur čia tas šventumas prasideda, kur baigės, nes tos nešvaros daug, žiauriai viskas yra. Ten geriau nesiliesti prie nieko. Kitą kartą jo, arba desinfekuotis, labai tikrinti, ką valgo ir taip toliau. Šitą mergaitę man kažkaip paliko įspūdį, jinai labai rimtai dirbo savo darbą su tokiu begaliniu tikėjimu. Nes tai daug šventikų yra, kurie yra sukčiai, kurie tiesiog apsimeta šventikais, kad iš tavęs išviliotų pinigus. O šitą merginą kažkaip į tą Gangą brisdavo ir tos vainingėlytės ten rinkdavo ir nešė čia prie savo šito kažkokio tai altoriaus ir čia degino smilkę ir liepdavo kitiem tą daryti. Tai šią kelis kartus ten buvau sutikęs. Tam Varanasijoje, tai tokia labai griežtai dirba savo darbą. Yra kas labai griežtai dirba savo tikėjimo darbą ir yra kas tiesiog to naudojasi, kad uždirbtų pinigų. Tai va, tai čia tokie su plūdurais momentai. Tu visiškas kurortas. Yra sėdi, čia 6 ryto, saulutė, šilta, arbatėlė, gali spragėsiu, nusipirkti popkornų, valtelės. Tokia ir Venecija, truputėlį kartais. Nedaug dievė, tai nakiai susidurs su kokiu verslininku, tai iš karto tai nėra pinigai. Okay, tai ten ir tyliai tiesiog man įdomu buvo fotografuoti, rinkti tą medžiagą, tos vaizdus. Negali tiesiog visiems mokėti už viską. Tai kartais tiesiog nueini. Tai va, tos oranžinės vėliavos, čia Jėzus žaidžia, ta mergaitė, čia Šyvos, tas trišakis yra Dievas.
čia nesuprasi, ką jisai stato, ar restoraną, ar šventyklą, nes restoranai pas juos irgi, ta prasme, pastatai puodą ant žemės ir jau restoranas kitas. Viskas. Tas smulkusis verslas yra nežabojamas, nesuvokiamas. Yra. Čia kažkokia rytinė malda prieš pusryčius, aš šitų vyrukai prie jo prašė nufotografuoti ir neprašė pinigų. Toks retesnis atvejis. Šitas iš karto vėl prašė pinigų. Sakė, nufotkink, sakė, dabar susimokyk. Aš nemokėjau. Nu, nes negali tiesiog to daryti. Salių parduotuvės irgi toksai įspūdingas laikas, kur iš proto gali išeiti, ten visi ten tempia į tas salius, jie labai įkyrūs. Kai mes parduotuvėse kartais Lietuvoje ateini, tai tu ten turi maldauti, ten pardavėjas, kad nei tau dėmesio parodytų. O čia neturi ne sekundės ramybės. Ten rodo, tas sėsk, man dabar žiūrėk, ir ten kloja, ten kelia tos salius. Ar ten viską, ko tu reikia, ko nereikia, kai bando kažkaip tai prispausti, kad tu kažką nespirktum. O, čia indiška putėlė. Matom tie molinukai, indai, vinukas, jisai čia toks vat higieniškai viskas gerai prekiauja. Pirkau pusę, ar o čia ruošia jau kremavimą. Čia jau dega, kremavimas vyksta. Ten per porą valandų kremuojasi žmogus, pelenus barsto nuo mantijos, tas šventikas su baltu apdaru. Jisai ten kažkaip arti ugnies dirbdavo. Jo. Tai va, toks ir sąvartynas, ir šventovė tuo pačiu metu, tai toks visą, čia irgi visiškai yra standartinis vaizdas, toks, kur eini, nespręsi koja, ranka, kas, kur. O tam Varanasė, tai iš vis nespręsi net kas gyvas, kas yra miręs. Esi tokiam vis laiką pasimetime, tokiam sapne, visiškam surrealizme. Tai va, o čia toks mišios tokios įspūdingos, kiekvieną vakarą 6 valandą, tai ten suplūsta visi turistai vietiniai ir tokia 1,5 valandos muzika, jie groja ir dainuoja ir ta muzika taip suprojektuota, kad net keltų aukštyn tavo emociją, nuotaiką ir jie kai tą koncertą baigia, jie dar valandą visi varpai skambina. Ir tai tokia ekstazinis patyrimas netgi yra. Čia valtim suplaukia ir kranterė degina, smilkalus degina, tas žvakes ir gieda mantras ir barstas žiedlapius ir vėl oranžinė spalva. Ten įdomi scena. Ir paskui po tų mišių tu taip eini, nori išeiti iš tos kvartalo dalies ir kilometrai elgetų. Sėdi, visi tiesia rankas ir eini ir kažkokia moteris tiesia ne rankas, o gyvatę. Man kažkaip padarė tokį didelį įspūdį, kad kažkokia beprotystė vyksta visą laiką. Karvės šventas eismo dalyvis, vos nevažiavo porelę į ją. Čia irgi toks tipinis verslininkas, ten šalia jo bala, ten prispjaudyti, čia jie valgo bantus savo palmės žiedus ir deda daug visokių riešutėlių, prieskonėlių, beria. Kelias minutės deda 30-50 ingredientų, tada šast su, betelio valgo. Jo, tai jeigu daug valgo jie, tai paskui dantis raudoni nebūna. Tai ten vairuotojai daug valgo, nes jis biškį reikia kaip amfetaminas juos, ar kofeinas, jiem nereikia miegoti, jie gali daug dirbti, bet aišku, irgi nesėdi. Tai va, čia irgi toks gan tipinis restoranas. Ir keliais aukštais, taigi Veiksmos gatvėse, pozuoja vaikinai, čia jau tokie turtingesni vaikai matosi. Būna šiaip žmonės fotografuoja, kaip neprašo, kad atsiųsk nuotraukų. Vėl vaikai gatvėse, čia pačiam Varanasėje. 3 milijonai gyventojų ten jų šventam mieste, bet visiškai beprotystė, ta prasme. Tokiam beprotame iš tikrųjų nebuvau kaip tenai. Jo, tai va, irgi va, puodus
vaikas su vaiku ant rankų. Perka vaisius, šeimos galva. Tai va, tai šitas ant šono gulintis mini metro tuktukas man toks to Varanasio, to ir tuo pačiu ir švento, ir tuo pačiu apokaliptinio miesto toksai nekaltas visai vaizdinys toks be tų kūnų. Daug to lošumo gatvėse, žmonės tiesiog ant rankų vaikšto. Jo, čia draugiški vyrukai. Nes ne tik indiškai kalbėjo, kažką man labai pasakojo, vedėsi kažkur parodyti. Ten už jų toks įdomus tokie iš mėšlo, iš karvių mėšlo tokie paplotėlį daryti, pirštų rankyčio atspaudai. Tai nežinau, iš jų ten paskui stato namukus. Kas nors. Jo, čia nešė pasiūlė vandens atsigenti. Draugiški tokie vanderlogai. Po medžius karstėsi. Žaidė, kvietė mane irgi su jais žaisti, sakau, turiu varyti. Tai va, čia taip jie mane vedėsi ir aš taip žengiu į šitą aikštelę ir sako, ne, čia negalima dėt kojos, čia baba. Sakau, kas ta baba, ir rodo tas molinis, tai yra baba kažkoks, ir čia babos šventa žemė. Tai jie čia irgi pasitiks, arba su konėm nebent. Gali būt, gali žaisti, bet su patys pas babą ant žemės negali. Tai va. Ir verslai, begaliniai verslai, geras, vieni linksmesni, kiti liūdnesni, ten viską pardavinė. O, orkestras važiuoja, tiesiog priekabė kažkokia su būgnais ir dūdom, kas, Lietuvoje neįsivaizduojama, kad važiuotų orkestras tiesiog atvirai priekabė šiais laikais. Čia jau sėkmingas verslas, labai visiškai, labai džiugiuosi už šitus jaunus žmonės, kad jie turi tokio kalibro parduotuvę. Basibatsviai, šitą bežymytę žiūrėjo į tą karvytę ir nuplėšė nuo galvos tą gvazdikų ir suvalė. Tai va, kalėdos ir Velykos ir viskas vienu metu. Agoriai, dervišai, tais pelenais išsitepę, jie ten meldžiasi. Jo, čia mes jau ateinam į tą Varanasio šventyklą. Sako, kad ta ugnis ten, taip, apatiniam trečdalį nuotraukos ar nišoje, sako, ten 3,5 tūkstančių metų ten dega. Deivės Šivos ugnis ir nuo jos jie tada padeginėja jau ir kremavimo žymius. Tai va, ir jie ten renkasi kaip į kokį spektaklį, ten sveina, būna su šeimom, su vaikais, selfinasi, būna, tiesiog leidžia laiką, senkės valgo. Nėra, kad kaip pas mus laidojimas, tai gedulo, ten procesija visi juodai apsirengę, rengiasi kažkaip taip, kaip kas ką turi, kartais nesupranti, ar artimieji, ar neartimieji. Tas viršui fainas medituojantis asmo. Jo, ir kalytės, ožkytės. Ir kūno dalis. Tiesiog toks, tas yra tas krantas, pelenai, jo šunys. Ir tas, jo, tas vanduo ir tas jau pritvinkęs tos pūsios kažkokios, tai, šlykštu iš tikrųjų yra tenai tuo pačiu. Ir tas degantis kūnas, tai jisai atrodo švariausias dalykas, kas yra toje aplinkoje. Ir ten norisi būti prie tos ugnies, nes tu supranti, kad ten miršta viskas, visos tos bakterijos. Nes visur kitur yra buvimas ir jie laidoja, ne visus degina žmonės, bet laidoja ir šitam vandenį, jie nuplukdo kūną ir jį paskandina. Jeigu, aš dabar bijau supainioti dėl kokių aplinkybių, bet jo, ne visus degina. Pavyzdžiui, jeigu miršta nešioji, man atrodo, jos nedegina, nes jinai jau yra šventa. Arba jeigu įkanda miršta nuo kobros skandimo, tai irgi deivė Šyva pabučiavo, tai irgi nebereikia deginti. Tai va, tai man atrodo, kad jos tada tiesiog skandina.
Ir tada žuvis biškį suvalgo ir tada išplaukia ten kojos, rankos. Ir jie tada maudos tenai. Tai, ir visą tai vyksta ir tada tu esi be žado toks. Ir jo. Nu, bet jie savo selfinus tiesiog. Jam tai yra viskas viename kažkaip natūraliai. Ir tolumoje toks kurortinis tas peizažas. Su tom valtelėm toks idiliškas. Ir čia konteineris, ir karvė, ir dega, ir selfinasi kažkas. Baltieji susikreiptė. Ir iš karto ten toliau, antram plane, tai toks jau labiau europietiškas įprastas kompozicija. Projekcijas naktį rodo, muzika graži, spragėsiai, toks įprastesnis mums kažkoks turistinis objektas. Ir šalia šitas. Tai lankymas nemokamas šito, bet jeigu tu fotografuoji, tai prie tavęs iš karto pristoja ten vietinė mafija, prievaizdai ir tu turi mokėti. Sako labdarai, aišku, labdara tai jie patys yra, kas tus pinigus susirenka, bet jeigu tu nemoki, tai jie tave tiesiog iš ten ištums. Ir jie zys, kol tu vėl įmesi pinigėlį, ir vėl įmesi, ir iš to rato jų nesulaužysi. Tai va, čia tos Deivės Šyvos ugnis ir visas gyvūnijos pasaulis. Tai va, čia neša jie. Ir tu greitai bėga su tais kūnais, nuneša prie gango. Tas krematoriumas, jis toks 2 aukštų. Toks įspūdingas architektūrinis rezginys, darinys. Kaminai tokie didžiuliai. Trauka gera, tai greitai sudėjo. Ir karšta. Ir karvės irgi užlipusios net į šitą balkoną yra. Ir ožkos. Čia mano draugės. Jisai prašė, kad aš nesudaužyčiau jam širdies, kai sakiau, kad nebemokėsiu 5 kartą. Tai va. Ir labai tas veiksmas intensyvus ir tas malkas neša, ten avis guli, ten vieni meldžiasi, kiti barasi, prekiauja, siūna, ir jie rūko daug hašišo. Tuo pačiu, tai ten ir miega, karvutė, malkos, triusiukus pardavinėja kareiva. Ir bombonkės kažkokias. Tai va, viskas kažkaip toks kelnes, va, tiesiog iš kažkur ant tų rastų. Jo. Tai ten labai įspūdinga, va, matos, kai reikia kaminai. Yra ir kitas elektrinis krematoriumas šalia, tai jame deginasi. Tai toks tarsi tolumoje Disneylandas, čia kažkoks fotografas, turbūt jam liepia susimokėti. Tai va, jeigu kas nors siūlo bent mažiausią paslaugą, reiškia, reikės mokėti. Ten, kur pirmai buvo tas žmogus, kuris darė tos betelio lapo sumuštinį, jis man deda, aš pragau porą kartų, jis man deda tuos ingredientus, žiūris, 16 ingredientų įdėjo, ir aš nufotografavau, jis taip pažiūrėjo mane ir kažkokio fioletinio skysčio papurškė. Aš galvoju, ta prasme, jis tikrai supyko, kad aš jį fotografuoju ir jis užpurškė kokio nors ten tualetinio skysčio ant mano tos sumuštinio. Ir paskui pasakoju tą patyrusiam žmonėm ambasadoriui ir sako, jis tikrai tau nepurškė jokios chemijos, nes būtų tau reikėjo už tai papildomai susimokėti. Tai va, skulptūros, kai Šyva sėdi ant triblos, ir tigras stebi tą Varanasį. Čia tie tūkstančiai žmonių, tų tas mišias suplūsta.
išspūsta stebėti. Va, ir šitas irgi. Ir tos mantros, tokios beprotiškos, mantrų tas sąstatas natų, tai primena iš tikrųjų ir mūsų pagoniškas mantras, kur Kukulis gieda dažnai tarsi turi panašiai surėdytas giesmes. Tai kažką artimo galima išgirsti net tenai. Bet apie savaitę tam Varanasi buvau, tai paskui buvo pabaigoje kažkokioj parduotuvėje Coca-Colos butelį nusipirkau, tai gėriau kaip tėvynės pieną. Kažką, kas yra labai artimo ir stabilaus. Jo. Ir ten, ten tu, kai esi, tai visi visai krūmtynėse su tais vadais. Einam, jeigu matai baltai, tai jisai bėga kaip nuo moskitų, taip tais prekeiviais arba plėšikais apsuptas. Ir visi nori ten tave. Ir bet į medžius, kaip Pizos bokštas, taip gražiai įsmigusi, nežinau, kiek tūkstančių metų iš ten pastatą. Čia nežinau, iš kur mano nuotraukai ragai, iš tikrųjų. Čia kažkas sveria. Ir katalikiškų bažnyčių taip pat galima pamatyti. Bet eismas yra beprotiškas. Jo, čia už arbatėlės eisime gerti. Tai čia irgi arbatėlė pilsto. Iš tokių molinių pudelių, jie vienkartiniai nedegto molio. Ir taip atsigeri, jie paprastai nusako, kad vienkartiniai ir juos meta. Bet ten matosi už to vyro geltoną marškiniais alkūnės maišas, iš kurio jie traukia tuos pudelius. Tai jūs matai, kad tikrai ne visi naudoja juos vieną kartą ir praplauna turbūt gangę kokiam nors. Ir tada tu išgeri ir toks toks būna jausmas. Arba kartais suvalgai kokio nors pigaus maisto ir pagalvoji apie tą neaprėpiamą, neišmatuojamą nuo jodėlio kanalizacijos tokį bangavimą. Nes tas sanitarinis tas momentas yra tikrai, jo, sudėtingas. Tai va, šitas išgyvena kažkokį, man buvo neaugai fotografuot, bet nufotografavau. Aš jį paskui sutikau dar palei krantą einantį, tą patį vakarą, ir ašaros buvo nuplausios jo pelėms nuo skruosto. Tai va, išmaldos, pulimas, žaizdos, prašo pinigų ne tik iš turistų ir iš savų. Ten kairiai matosi labai įspūdingai raumeningas šventikas. Aš nežinau, ar matote toks viršui kairiai žilais ilgais plaukais, negalėjau patikėti, kad jie gali tiek mestis, kad būtų tokie raumeningi. Tai va. Ir jie visi, ei, ponė, ei, gerbiamasis, prisėskite. Ir jeigu ne tu fotografuoji, tai jie tave nufotografuos. Štai valtys dėl žemėje prasmengusios. Šitas moteris atrodė neseniai namus praradus. Krūbute. Jo, aš kelias vakarus ėjau į šitą vietą. Čia jie skaldo tos rąstus su tokiais metaliniais stambiais vinimis. Talža. Štai, čia plakate buvo šitą nuotrauką. O kur tu nakvojai? Keliose vietose, iš tikrųjų, Varanasi šiek tiek blaškiausi, aš pakliuvau į tokį plėšikų tinklą tenai, kaip Alibaba ir 40 plėšikų, ir aš labai į milžinišką nuotykį įsivėliau, iš tikrųjų. Tai vienas man parašė dar ir po to išvykus iš Varanasio, aš pasilgau tave, sako. Ir Barbora juokėsi, turbūt sako, gerai, jiems sumokėjai. Ne plėšikai, dabar smėjai nevagia iš tavęs, jie tiesiog siūlo tavo paslaugas visą laiką
ir saugo tavo daiktus. Nes aš turėjau daug technikos su aparatų ir kamerų ir jie kažkaip saugo, nes nežino, kiek tu pinigų turi. Gal tu turi labai daug pinigų ir gal anksčiau vėliau tu juos atiduosi. Tai draugiški, tai jie tokie linkę prisistatyti ir tave vedžioti ir rūpintis tavimi. Ir tu kartais galvoji, gal jis neturi ką veikti. Nu, aš pradžiai tai buvau naiviai. Paskui aš supratau, kad tai yra tiesiog verslo modelis. Bet kol aš to supratau, tai buvo nesuvenesnį. Praėjo porą dienų prabėgo. Tai aš ten keičiau kelias gyvenimas vietas Varanasijoje. Bet nuomavausi. Tai va. Tai čia ta kaitra, nu ir jie ten, jo. Čia vyksta tas veiksmas. Na gerai, čia jau maždaug supratom. Jo, aš kažkaip labai norėjau kažkokį kadrą. Aš ten vis grįždavau, nes jaučiausi nepasotinęs savo objektyvo. Tai kažkaip neradau tai kompozicijos, kuri man užtektų vienos nuotraukos, kuri atskleistų kažkokį tai tą jausmą. Nes mes čia bėgam per labai daug jų. Nes aš nespėjau, aš tikrai nepadariau nuotraukų atrankos didelės. Bet kai galiausiai nufotografavau tas kojytes, aš galvojau, viskas, aš jau galiu dingti iš ten. Tai ten dar kitą dieną jau skridau atgal į pietus. Ir čia yra gatvė, kurie pardavinėja šventasias relikvijas, visokias auksinius indus. Tai tiesiog toks greidinis. Ir dar nusipirkau sintetizatorių, nes koncertas artėja ir neturėjau instrumentų. Tai labai buvau laimingas. Irgi toks buvo kažkoks momentas, kur tavo rankose atsiranda kažkas tavo artimo ir saugaus. Tai išgėriau Coca-Colos ir nusipirkau sintetizatorių. Ir tada buvo visiškas kultūrinis šokas, nes aš iš Varanasijos skridau į pietus, kur buvo Barbora. Ir Barbora ten savaitę su orkestru repetavo rokoko koncertą. Ir iš tų visų pelenų, ten, tais lavonais, ten to laiko praleisto atskrendi į tokią savaitę repetuotą europietišką harmoniją. Ir kai ten į tą Varanasį, tu iš lėto klimsti, kaip tenai krenti, vis gilyn prie to mirusio. Ir staiga per akimirką atsiduri šitoj švaroj, tai man atrodė absoliutus melas visą tai. Čia susirinkusi tokia elitinė visuomenė, jo, klauso koncertų. Tai man tada buvo didelis šokas, bet čia labai gražus koncertas. Tai va, Barbora groja. Ir čia yra... Ir tuo pačiu jie turi tokius štai aerouostus, pavyzdžiui, kas irgi yra neįtikėtina, kad pas juos tas skurdas ir tas begalinis turtas, jie labai arti vienas kitą. Ten, kai buvom naujajam Delyje, senajam Delyje, kai buvom tas skruzdėlynas, tose aptriušusiose sienose, ir kur ten žmonės gatvėse miega, ir tie laidai virš galvų, ir tau tiesiog matai lentelę metro ir tu nulipi ten 10 laiptų į rūsį ir tu atsiduri kosminiai stoty, tu irgi kažkokiam spindinčiam, blizgančiam metro. Ko net Paryžius pavydėtų. Tai va. Tokios tas yra mišios ir jas iš tikrųjų vieną viskas pasibaigs tada labai.
čia kaip pabaiga jau tas mūsų Varanasis. Yra jo Varanasio tiek ir buvo, dar buvo vieną video ta mūsų Indija. Na, galim pabaigai nueiti į renginį, kuris mus nuvedė. Tai iš po visų tų klajonių ir nuotykių finalizavom renginį tokį prestižiniai Naujojo Delio vietoj. Pristatėm parodą, skaidrės su Čiurlionio darbais, kurios keitėsi su Rabindranato Tagorės tekstais. Mes galvom, kaip paaiškinti žmogui per kažkokią tai pavyzdį apie tą Čiurlionį pasakoti. Tai Tagorė buvo tas toksai jutiminis atitikmuo ir jo tekstai, Čiurlionio paveikslai rado labai gražią dermę. Ir čia matome vėliavos ir tuktukas su Lietuva parašyta daug kartų. Tai ambasadoriai jo įvažiavo ir vyko koncertas. Ir Čiurlionis buvo Medelyje. Ir buvo Lietuvos nacionalinės dienos šventė. Ir ten raudonam fone parašyta Lietuva bengališkai. Tai va, lietuviškas tuktukas. Ir jisai dar dabar ten važinėja su tais tuktukais. Tai va, bežiniukai, dėmesį. Tai va, tiek kol kas.